LTV kanalo rėmėjai policijos pareigūnai pristato jums naują interviu su Stasiu. Sveiki, matome, kaip pareigūnai stropiai dirba tiesiai iš pasienio. Sustabdė du asmenys, vienas regitrą laikosi teisės, kitas traliukas, sužalotas vienas pareigūnas, nesustabdė prie stop ženklo, įsitrenkė, apskėlė avariją su tralu. Dabar aiškinasi su pareigūnais. Tai eisim pakalbinsim viršininkam, paklausim, ką jie čia daro, kaip jiems sekasi ir kokie šito posto motyvai, kodėl stabdo asmenys ir tikrina, ar randa kažką, ar žmonės pareigingi, ar vairuoja teisėm, be teisėm. Ir kaip jiems sekasi, matome šitą asmenį antrą kartą, vairuoja be teisėm, dabar jis matyt laikosi. Eisim pasiklausti, ar sulaikomas asmuo, kažką galimai prisidirbo. Eisime pakalbinti pareigūnus, kitas eteris iš pareigūnės. Labą dieną, sveiki LTV žiūrovai, šiandieną sveikinamės tiesiai iš posto, kalbinsim pareigūnę, prisistatykit. Sveiki, būsiu Nikolajus. Koks jūs rangas yra, sakė posto darbuotojai, kad viršininkas esate? Aš esu vyresnysis inspektorius. Man rodo vyresnysis inspektorių. Klausykit, kokiu tikslu jūs čia darot šitą užkardą? Tai va, mes turime patikrinti piliečius, iš miesto kažką neišsiveža, kokių nelegalių medžiagų arba į miestą kažką blogo neparveža. Tai va, reikia tikrai aptikrinti ir teisės patikrinti, nes kai kurie važiuoja ir be teisė. Ar jau šiandien pagavot narkotinių medžiagų, kad asmenys turėtų? Nu, dar šiuo metu nepagavom, bet pagavom, kurie važiuoja be teisė. Ar asmenys bėga nuo jūs? Nu žinokit, kas trečias gali būti, kad jau bėga. Kaip tvarkotės su šia situacija? Tai va, įsiminsim numerius, va, čia pabėga, ir va, ateitai bus pagauti, kaip sakant, va, duok durniai kelią ir va, pagausim. Kokį žmonėm komentarą galėtume duoti, kaip turėtų elgtis pamatę postą ar toliau? Va, kaip jie turi elgtis, nes tai va, čia toks pavyzdys, va, pasakysiu, stot prie stop ženklo, tikrai sustot reikia, nes va, nesustosiu, važiuosiu su greičiais, va, įsitrenksi, va, kai mechanikas, va, buvo įsitrenkęs, va, ir kolegos sužalojo, kaip sako, tai viskas gerai baigėsi, dar kolega bylos, tai va, tai va, prie pačio, va, tai va, bet tikrai to nedarykit, kaip sako, sustokit ir nevažiuokit prieš eismą. Kaip sakot, ir kenkia, jūs gali susižažuoti, kaip sakot? Kenkia ir pačiam savo ir... Tai jau užfiksavom numerius, kaip sako. Bet tai ką jūs nematėt mašinos? Ne, tai pirmą kartą jau taip daro. Viskas aišku. O klausykit, kokios baudos būna, jeigu turim kokių narkotinių medžiagų, kai vežamės per postą? O, geras klausimas. Būna įvairius labai. Tai va, priklauso nuo kiekio. Kiekis viską padaro. Va. Jeigu mažas kiekis, tikrai mažiau būna. Pavyzdžiui, aš turiu vieną pakelį kokaino. Vieną pakelį, tai čia pritaikykim, kai mažą kiekį, tai čia kažkur gal mažiau negu 1000 litrų kažkur būtų, nes tai vis tiek narkotinės medžiagos yra, o mūsų, kaip sakant, šalyje jos yra draudžiama. Supratom, dėkui tada už interviu, gero darbo. Dėkui. Ačiū, kad saugot mūsų miestą. Labai malonu. Ir iki kito karto, kaip sakė. Dėkui. Laimingai.